O, labas bičiuliai. Tokiai gražiai vietai. Nutariau aplankyti savo vietas, avižadrebynės, Elysium, Heraklis, Kotukas ir avižadrebis. Avižadrebis, sakykime taip, po rajoną. Dabar prie griovio savo, Srūdgriovio, paskui gal iki Senvagės, gal naujų vietų paieškosim. Vienu žodžiu, esmė tame, kad norisi lengvai šiandien. Šapalai tegu pailsi. Tai va, kaip minėjau, Kotukas, Heraklis, Elysium, 0,8 2,5 gramo, bet tikrai puikiai tinka avižadrebiui. Kas matėt video iš praeitų žuklių dviejų paskutinių su avižadrebiu, labai puikiai. Ir su 0,3, ir su 0,5, čia dabar 0,5 uždėta avižėlė. Pažiūrėsiu, pasimažinsiu turbūt. Ir, vienu žodžiu, viskas su juo gerai. Sakyčiau, variantas, bičiuliai, toksai pradedančio, kaip aš jau rašiau, kas nori pabandyti avižadrebį, bet nedrįsta, nenori iš karto pirkti kotą tokį, kad tik avižadrebiui, gal nepatiks vėl ir paskui reiks pardavinėti, kai būna dažnai nusipirkau, pabandžiau, nepriipa. O čia Kotukas, kurį galima tikrai panaudoti ir kitose žuklėse, tarpsme, kitiem žuklės būdam, tai ir džigelį, ir padžygint gali su naniku, kaip pasakyti, 1-2 gramukai, ir galų gale upėtakiam labai idealus Kotukas. Ir sakau, toksai, sakyčiau, prie universalų. Gali ir, sakau, paprastai su čia braškytės pamėtyti ir reikalų esant labai puikiai tinka avižadrebiui. Tantykę, tarp kitko, bičiuliai, Lucky Tackle su nuolaidos kodu UNI10, visiems Fish Up guminukam 10% nuolaida. Taip kad jeigu ten lankysitės, nepamirškit šito. Ir aišku, ir Kotukai tenai taip pat yra. Gerai, užtenka čia kalbėti, reikia bandyti. Apaugę viskas, atrodo, porą savaičių nebuvo, kaip pasikeitė viskas. Vandens purvinumas tai nežmoniškas. Nežinia, kaip čia žolės pradėjo augti. Atpratau jau nuo marmiškės per tos šapalus ir lydekas. Jo, reikės persirišti mažesnę vaglutę. Glutės priauga, kad čia tam griuvi gilis prie pakilusio vandens buvo metras gal. Na, matai, visai turbūt neliko. O, papičiuliai, kas čia? Antrų metimų. Va toks va šerys. Pasirodo, yra dar žuveliokas kažkoks. Reikės tik tai mažesnė. Čia skau 0,5 dabar uždėta, tai čia tokiai vietai per sunku. Fainos dėžutės, ne? AliExpressas, bičiuliai, AliExpressas. Tarp kitko, būtent va šitas va tinka. Šitas va tinka, bičiuliai, masalam, todėl kad jos, tarpsme, neištirpsta. Nuorodą paliksiu aprašyme, galite užėjti pasižiūrėti, kam įdomu. O šitas vat irgi puikias, sakykime, avižėliam susidėti. Va, mano visas arsenalas kol kas 0,3. Uždėjau, reikia bandyti čia anakart. Žudikas buvo rašalinė tantykė. 0,3
3 gramuko. Žiūrėt. Ar čia tik tai, ar tik ešeriukai gyvena, ar dar yra ir viena kita graži kuoja. Bičiuliai, iš karto, oi, nu kol kas avižadrebiniai ešeriai, bet yra. O, bičiuliai, kažkas gražiau. Nu, lopatukas. Jau toksai smagus. Toksai jau visai smagus. Matosi, lygia dar vienas kitas žuveliokas. Aišku, kol kas kojos jokios. Nu, bet jeigu tokie ešeriokai, jeigu tokie ešeriokai, kodėlgi ne? Bičiuliai, nežinau, o tokių kiekvienų metimų. Bet tai čia man kažkaip tokia, ne, jau. Tokie bairiai nepatinka. Panašu, kad tas stambesnės žuvis išėjus gal. Žolių vat iki viršaus jau praktiškai priaugę. Ir likę tik tai mikro šeriukai. O. Blusiukai. Atvažiavau į varlinyką tokį. Pasižiūrėsiu čia gal ką nors. Ten labai mažiukai, bičiuliai, tų daug jų, bet nu, labai jau maži. Bandysim kažką rimčiau paieškoti. Nu, gražiai dirba tai tikė. Paieškot varlinykę ką nors. Biškį vėjas toksai didokas šiandien, nelabai gerai žadribai. Nu, ko čia kaip išojat. Kaip iš šakelę varliokai. Raudonsparinė. Labai įdomi, čia gaunasi ta žvejyba. Vis kažkas paragau negaliu ištaut, bet kurosos praplaukė toksai. Geras. Gal paims? Op. Norėjau pagaut karosą. Jau varlinyko raudonsparnė. Bet tai vėl didelė žuvis kažkokia plaukia, matau. O. Taip buvo užmetęs karosui palei nosį ir čia yra. Vėjas. Toks vaizdas lyg akvariume, bičiuliai, gal matosi viskas. Gaila, kad jum kamera neperduos to vaizdo. Matau, kad ten giliai yra karosas varinėje. Gal net ir ne vienas. Su karšiukai varinė. Iš paskos ešeriukas.
Įdomus varlynikas. Kaip akvariume bičiuliai gauna. Pamačiau raudansparnių būrelį. Makt. Nu dar sykį. Kurios. Kaip piranijos tokios. Vėl tik, kad labai mažytės. Nu. Žiūri. Vašeriukai mikro. O, kokią raudansparnę pamačiau. O, suriokavo, žiūrėk. Nu. Tikiuosi pavyko užfiksuoti. O čia tai kaifas buvo. Auksė. O čia visai. Kurpa. Karosas toksai auksinis. O ježu. Čia fantastika kažkokia. Pamačiau, tu žiūri iš toli ateina. Pakšt. Reikia nuotrauką, gal gražiai padaryti. Kosmosas kažkoks, žiūrėk, koks grožis. Koks grožis. Karosas. Bet tai kaip tai? Mūk tik tai. Dar nori. Bumbulas. Žiūriu, gal reikės eit britkelnes susidėti, turiu bagažinėje britkelnes pasiėmęs. Jeigu čia taip. Aš čia tokių sėklių matau daug. Gal reikia taip ir padaryti. Nu, užsidėjau britkelnes, pabandysime šviškį prasibrist, kai kur sėkliau. Atsivesin, bliamo, Taškentas tai 25, vat. Pavasaris tas. O, gerai. O, kokios čia taip, bičiuliai, raudansparnė. Tos tai piranijos. Pažiūrėkit, kokią didumą. Kokią didumą. Kalimas kaip didelės. Kur tas karosėlis, kur pirmai čia malėsi. Sportas. Bičiuliai, nespėjo įkristų. O, matau, didesnė truputį. Nutempė. Bičiuliai, piranijos, kitaip nepavadinsi.
Nu, blema, visos kaip vienas, bičiuliai. Kita viena didesnė buvo. Nieko, bet smagu, smagu. Svarbiausia, kad smagu. Judesys. Judesys, bičiuliai. Tuoj mes tą karosą kokį varysim. Aš jaučiu kažkaip tai. Karšiai eina, karšių būrelis, nuka. Nu. Ai, nepaėmė, nuka dar šitie. Bandė, bet nepaėmė. Pabėgo. O, gerai užmečiau. Telė karšiokai buvo. Koja, matau. Ešeriukai kaip piranijos. Blemba, įdomu čia. Sakau, kaip akvariume. Kaip akvariume jaučiuosi. Ten kažkas, matau, blizga tarp žolių. Tolumoje matau nemažą žuvį, greičiausiai silkę, bet čia neprabrysiu, gan gilu, o čia matau raudansparnių. Nu ką? Ai, pabėgo, kur jos pabėgo? Žiūrėkit, koks būrys, kaip piranės iš karto. Kaip taisyklė mažiausias pirmiausia puola. Ai, pusė gumos nėra. Bandysim ant pusgumės. Pusė gumos nuvarė. Ant pusė gumos. Va, žiūrėk. Tik. Nu. Tik. Ant pusę gumos. O, čia žiūrėkit. Nu ką, o čia tokios gražesnės biškį. Nu ką? Tik. O, karšis. Nu, bet turbūt neįstam karšį. O. Kažkaip karšį nelabai reaguoja. Neduoda tiesiog. Pusė gumos, bičiuliai, pažiūrėkit. Pusė tantytės ir... O, čia kaip ešerių būrys eina. Ešerių, žiūrėkit. Kiek jų? O, jėzai. Gerai. Per meškerę, bičiuliai, per meškerę. Ant pusę gumelės. Per meškerę. Vėl karšis, nuka, karšis. Kaip aš tą karšį?
Nu ką, o, nėra tų mažių liuskų. O. Nu. Ką tu, kaip puolė ukleikos, nu, karšiokas. Jis karšys įsigandęs jisai. Ateina, va, prie saiferį. Dumbliuką, nu, karšy. Piktos ukleikos net. Ką? Užtė cielą tą. Labai. Nu, šapalėns jau. Kažkaip labai baidas. Nu, gal normalu, kai tokia saulė. Taip seklų šviesu. Tai buvo porą šapalų. Ateina. Šapaliukas. Kur šapaliukas? Opa. Ai. Nu. Kaip aš taip kreivarankis. Dar vienas šapalas. Nepasiduoda jis čia taip lengvai, nu. Žiūrėkit, kas čia buvo matė. Matėt, kas buvo, bičiuliai? Tik norėjau sakyti, kad matau silkutę, paėmė ešeriukas ir per kandą man silkę ešeriuką tą. Gerai, kad su visą avižą nenuėjo. Kodėl negalėtų taip sureaguoti karšiokai? Vat koksai. Bet taip sureagavo akimirksniu į tą ešeriuką. Šapalas. Op! Kaip jisai nepaėmė. Kalė ir nepaėmė. Pažiūrėkit, koks bandūra. Buimt ir toliau nuėjo. Svarbiausia, kad sureagavo. Va tokie kinkytai būtų reikalų čia. Kokias raudonspalvės matau. Kokias raudonspalvės biškį. Ką pabandyti. Vėl. Biškį tokios sudėtingos sąlygos. Ne ta užkybo. Buvo gražiau. Pabaist. Tokios gražios buvo. Didesnių, nu nepaima. Nepaima didesnės.
Reikia daryti metimą. Čiūlė, kokie karosai, žiūrėkit. Kokio dydžio karosai. O čia tai karosai. Čiūlė, kas čia buvo? Kokie karosai. Čiūlė, koksai grožis. Koksai grožis. O, kairovė. Kopustinukas. O, pažiūrėkit, gražesnis. Duburiuką tokį radau. Barzda. O, vaikeli, kur tu taip įmaurojai, sulapnuoja. Koks šapalas buvo. Mak tik, o, lapatukas. Be dryžių. O, tu kur? Į dūmą rupūžiokas man atrodo nunešė. Tikras rupūžiokas. Čia šeriukai stovi, pabandysiu mikrogrubiuką. Aš kažkaip, nežinau, dar ne... Avižadrebiai nepersilaužė ant jų, tarsi ant grubiukų mažiukų, kažkaip tantykę. Man. Kur tai? Va, iš pasalų kažkur kairovė. Į vandenį žiūri, atrodo, nieko nėra. Pravedimą tik pradeda daryti. Makit. Grubiukas lėčiau skęsta. Ką, bičiuliai, trumpą pertraukėlę, pakraut batareikas reikia. Šilta, karšta. Galvoju, trumpai pakalbėsiu apie vietas. Sveikatą. Trumpai pakalbėsiu apie vietas, vat, mano galva, vat, kur geriausia mokytis to avižadrebio subtilybių visų ir, nu, tiesiog nuo ko, bičiuliai, nuo ko pradėti. Tai bent jau aš, va, kaip matot, iš mano tų visų
avižadrebinių video, kad renkuosi tokios vat šūdgriovis, senvagė, varlinykas, va kaip čia. Esmė tame, kad pamačiau gražią rudisparnę. Esmė tame, kad būtų negilu, aišku, kad būtų žuvies ir vat, kaip čia tai šis idealu, bičiuliai, mokytis, nes sakau, vat, matosi vandos skaidrus, matai pravedimą, netgi ir ta žuvis matai, kaip vat, jums rodžiu, aišku, čia jau per lengva būtų, nes netgi net mest nereikia ir jau kimba. O šiaip sakau, va tokios mažas gylis, siaura ir daug žuvies. Nes ir sulaukiu ir messengerį, va dar vis klausot, kaip tu čia pagauni, kur pagauni, kaip, nerandu, bandau, nesigauna. Bičiuliai, va tokių pabandykit, pelkelių paieškot. Sakau, svarbiausia yra surasti žuvį. O toliau technikos reikalas. Taip. Truputį kaista. Kaista viskas. Prama 25. Dar paeisiu į kitą šoną. Ir ko gero užteks, nes galima perkaisti čia. Nepavyksta rasti didesnių manių. Nori pagauti šapalą. Va. Tai atrodo nieko, bičiulė, va tas atrodo nieko. Ta prasme, plikas atrodo, plika, nieko nėra. Pradedi tik pravedimą daryti. Ir iškart tuntas. Šeriukų iš kažkur tai. Bet ant tiek jie nagli. Čia kažkoks grėbelis. Šeriai lampačiai duoti eina patys pas mane tik bičiuliai. Čia va. O, čia kokia grožė. Nu, op, žiūrėk. Op. Ai. Nu tai. Laukit, neikit dar. Gražus tokie irgų manų nešia. Nu tai. Tokie gražesni jau buvo. Tai gražiai išėjo pasilabinti. O žioplys. Tokia proga praleido, bet kažkur čia turėtų būti. Netoliese, manau, grėžiukė. Bet tai čia gražus jau. Aišku, tantykę nusinešėm tada jau. Avo, bičiuliai. Žiūrėk, kas kanda ešerys man. O čia kas? Ava, aš vis tiek aš vieną. Pažiūrėkit. Sveikas, draugelį. Pamačiau iš toli. Bet tu jau atbėgo ešerys man, buimti koją. Nu, galvoju, nieko savo. Galvoju, kur tu mėtai ten. Žiūrėk, mes čia laukiam. Pažiūrėk, koksai. Kaifas, ne, bičiuliai, tik tai koks auksinis riebus. Nu, varama, bet tas ešeriukas geras, bumti koją. Pasakiškas. Nu, bičiuliai. Vieną vis tiek nueita, tą piktą ašerinu, bet tai ešeriukas geras jisai. Gerą čia šovė man. Priplaukia, bimti koją, atgal nuplaukia. Kuris man kažkur plūma. Jukas užkyla.
O va. Nu ką, pažiūrėkit, dar koks atsivijo. Pabandysiu pagauti iš karto antrą. Jis jau pabėga čia. Tai va, turbūt čia tas pats piktas ir buvo. Dviese, kurie varinėja. Ateina. Opa. O. Bet tu kokie grožiai. Kokio gražumo, spalvytės kokios. Neina, pažiūrėkit. Nu, eik, užtenka jau. Pasilabinot, nu. Du buvo, du ir. O gal dar yra, gal čia ne visi tokie drąsūs buvo. Bet tai gražiai čia. Op, ava, bičiuliai. Nu kas čia dar? O, auksinis karšinis. Karšiukas, bet kokio gražus auksinukai. Antras. Po truputį aš jau randu bendrą kalbą su jais. Nedidelį, bet... Op. Čiuliai. Ir ateina, pažiūrėkit, dar 5 tokie patys. Palaukit, toj, viskas. Nu tu neišbaidyk, nulėkia į tą patį būrį. Čiuliai. 3. Aišku, čia tie tokie maži, bet vis tiek. Susimot, kad neišbaidyt. Reikia nepamiršti, kad avižėlė tai 0,3. Trūksta metro. Kad nepaimtų koks ešeriukas alkanas. Pasibaidė. Čia karšiukai rausia. Arčiau vienas. Ateina. Palemba. Iš paskos jie ir nepaėmė.
Bum, 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 bum. O, karšis. Karšis mano draugas tikrai bus. Šapalai, žučiokai. Nu, karšiukas. Tai ko tu apsisukai? Nedraugas visai. Šis visai nedraugas. Koksai gražuolis. Ui, bet va čia jau sprandelis. Čia sprandelis tokį. Pažiūrėk, dar didesnis ateina. Kaip aš tam kokiam jūrų muziejui, nu upių muziejui gaudau. Pažiūrėkit, čia kokie varinėja. Kaip upių muziejus. Akvariumas. Kokio gražumo. Gerai, karšiukas. Pamesim karšiukai. Pažiūrėkit. Nu ką tu, šaparėdžius. Specialiai, ne? Matas. Specialiai jisai nervuoja mane. Specialiai nervuoja. Tai net nesinori nieko daryti, bičiuliai, va. Tiesiog žiūrėti, grožėtis tokiais vaizdais. Kokio dydžio. Kokio dydžio. Karšiukas saurausia. Nu, pažiūrėkit, kokie grožiai. Sako, šapalai baikštus. O, karšiukas, nu. Bičiuliai, aš pasakoju kažkokią. Lietus lyja, saulė šviečia, tokios žuvis. Ne, iš tikrųjų ateina debesis. Super, ne? Kažkokių tai įspūdingų labai nebuvo žuvų, bet vaizdai, nu blemo pasikrovo energijos, tai pasakiškai. Tiesiog. Tai va, tam kartui, manau, tiek. Kaip visada, vieną kitas laikas iš jūsų. Nepamirštam 10 000, atributika, patronai, memberiai, jeigu norit žinot, kur tokie šapalai gyvena. Tai tam kartui tiek ir iki sekančio.